Sveiki, bičiuliai. Esu vairavimo mokytojas ir vairavimo mokyklos Amplius vadovas Artūras Pakėnas. Pastaruoju metu įdedu vis daugiau video apie tai, kaip vyksta mokymosi procesas, mokymosi vairuoti procesas. Tai jau pasakoju ir apie tai, kaip atskirti gerą ir blogą instruktorių, kaip dirbti su šeimos nariais ir panašiai. Šiandien, kaip žadėjau, papasakosiu trumpai apie pamokų struktūrą. Tai ir bendrą tendenciją, kad vėlgi suprasti, kur juda mokymasis, kur turėtų judėti ir jeigu taip nėra, galėtumėte pakalbėti su savo instruktorium, ką reikėtų daryti, kad procesas judėtų prasmingai. Pirmiausia, tai bent jau aš laikausi ir mūsų mokykloje stengiamės laikytis tam tikros metodikų, kuri veda nuo paprasto prie sudėtingo. Tai yra pradedame nuo vairavimo technikos, mažo intensyvumo gatvių ir sankryžų pačių paprasčiausių nedidelio intensyvumo, paskui pereinant prie parkavimo elementų, didesnio intensyvumo gatvių ir pasiruošimo egzaminui. Tai pirmiausia, pirmosiuose pamokose aš pastebėjau, kad ką mes darome truputį kitaip, ne taip kaip dalis mokyklų, aš manau, kad ir dar kiti taip instruktoriai daro, nusiveža mokinį iš susitikimo vietos į kažkokią tai tos pirmosios pamokos vietą. Dažnai tai būna mokymosi aikštelė arba labai mažo intensyvumo gatvelės, kažkur tai priemiestyje ir panašiai, kur automobilių beveik nėra. Tai būtų priimtina. Ir dėja kartais aš matau, kad kai kurio mokyklų instruktoriai iš karto ten, kur ir susitiko kažkur tai miesto vidury, susitiko su mokiniu, sodina jį prie vairo ir padėdami kartu pedalais ten važiuoja į kažkokią mokymosi aikštelę. Tas įvaro mokinių stresą ir nebūtų tikslinga. Ir tada jau atvažiavusi tą kažkur tai susitikusi kažkur tai aikštelėje, tarkime, pirmiausia, be abejo, pradedama nuo mokinio supažindinimo su automobiliu, sėdėsenos sutvarkymo, parodyti mokiniui, kaip reikia atsisėsti prie vairo, kaip pasireguliuoti sėdynę, kaip pasireguliuoti veidrodėlius, ir pirmųjų mokymosi elementų, pajudėjimo iš vietos, sustojimo ir panašiai. Be abejo, kiekvienas mokytojas turi savo kažkokių tai tipsų, kaip jau čia jiems reikia metodikų, bet be abejo turi būti struktūra. Kaipgi pradėti mokyti vairuoti, jeigu ne nuo sėdėjimo ir nuo pajudėjimo iš vietos. Tai nepajudėjus iš vietos, negalėjau ten iš karto lėkti greičiu dideliu, taip? Tai ir paskui einama vis tolyn ir tolyn. Taigi, pati mokymosi metodika yra nuo paprasto strategiškai iki sudėtingo. O paties vairavimo mokymasi aš jau bent laikausi principo veiksmų nuoseklumo. Tai yra prašytas veiksmų nuoseklumo punktai prašyti ir regitros ir egzaminų vertinimo kriterijuose. Ir iš nuoseklumo sistemos yra labai nemažai klaidų, tai ir posūkių rodymas įeina nuoseklumo sistema, ir pavarų pasirinkimas įeina į nuoseklumo sistemą, ir situacijos vertinimas, ir dairimas į veidrodėlius yra nuoseklumo sistema. Viskas įeina, didelė dalis yra klaidų, kurias daro dabartiniai mokiniai, ypač susijęs su posūkiais ir dairimusi, įeina į nuoseklumo sistemą. Iš dalies dar skaitau ir dėl to, kad mokiniams aiškiau yra formuoti kažkokius tai įgūdžius, kada jie žino seka, kas po ko seka. Tai daroma daugumai Europos vairavimo mokyklų, tai vadinama MSPSL sistema, Mirror Signal Position Speed Look. Tai yra, tu pirmiausia parodai posūkį, įvertini situaciją, pasirinki tinkamą greitį ir pavarą, priimi galutinį sprendimą ir atlieki veiksmą. Ir visada tas nuoseklumo sistema. Tai nuoseklumo sistema, mano požiūriu, mano patirtis rodo, kad mokiniam daug lengviau yra susidėlioti bendrą vairavimo mokymosi principus bendrus, kai jie žino sistemą, kas po ko seka. Taip daug lengviau formuoti įgūdį, nes yra kartojimas. Ir dar vienas tipsas, taip sakant, mokymosi būtų kartojimas, nes būtent įgūdžiai, tai automatiniai veiksmai formuojami būtent kartojimo būdu. Kaip aš kartais juokiuosi, kad visa pedagogika tai yra viską kartoti. O kiek kartų kartoti, ką kartoti, kodėl kartoti, priversti mokinį kartoti ir yra pedagogika. O šiaip tik kartojimas.
Na, žiūrėkite, menininkai repetuoja, kartoja ir kartoja, sportininkai treniruojasi, kartoja ir kartoja ir taip formuojami įgūdžiai. Tai dėl to pamokų struktūra dažnai turi būti irgi tokia, kad kažkurie elementai pastoviai kartojasi, važiuojama panašiais maršrutais, kartais tuo pačiu ten ratuku kokiu 15-20 minučių, pakartojant tos pačius elementus, tos pačius žiedus, tas pačias sankryžas po keletą kartų važiuojant, kad mokiniui būtų lengviau suformuoti įgūdžius. Be abejo, kaip ir sakau, kiekvienas instruktorius yra individualus, kiekvienas turi savo planą, bet svarbu jis jį turėtų, svarbu jis jo laikytųsi ir bandytų tuo planu vadovaujantis jums formuoti įgūdžius. Tai aš manau, principas jums aiškus, struktūra aiški ir galėtumėte jau ir patys susigaudyti, kai vyksta pamokos, ar jos vyksta kryptingai, aiškiai, kalbėtis su instruktorium ir kartu ieškoti kažkokių sprendinių. Ir dar tikrai labai vienas patarimas, kalbėkite su savo instruktoriais. Didelė dalis šaunių, puikių instruktorių bendrauja, kalbasi, aiškina mokiniui, klausinėja, ar jis suprato ar nesuprato, ir tai yra savaime, aišku. Deja, kai kurie mokiniai patys būna truputį užsidarę, tokie tylūs, net neprisistuksenti. Kartais, matai, kad mokinys nepadaro kažkokio pratimo, nepavyksta jam ir klausia, kaip čia yra, ar tu nesupratai, ką daryti, gal aš blogai paaiškinau, ar tu supratai ir tau nesigauna. Tai kartais sunku labai iškvosti mokinės, jie sako, ir nelabai supranti, ar čia jis nesuprato, ar čia jam nesigauna. Ir tada galvoju, kaip tau dabar padėti. Ką aš galėčiau padaryti kitaip, ar kitaip paaiškinti, kitais žodžiais, surasti kitokį pavyzdį, ar padėti su motorika susitvarkyti su veiksmais, nes tu bandai ir tau nepavyksta. Taigi bendraukime, kalbėkime, vystykime tą mokinio ir mokytojo ryšį, kas yra labai svarbu, ir tada viskas gausis, jūs išmoksite vairuoti, išlaikysite visus reikiamus egzaminus ir džiaugsmingai paskui jau gąsdinsite tėvus ten ir kitus šeimos narius savo šaunių vairavimų. Taigi tam kartui tiek. Na, o ateičiai klauskite manęs, aš pagalvosiu, gal dar kažkokią temą rasiu, gal apie pasiruošimą tokį regitros egzaminui, arba, sakysime, jeigu nesėkmės atvejis, kaip aš matau tai, į tą nesėkmės atvejį, jeigu regitrai neišlaikoma iš pirmo karto, ką tada daryti, kodėl taip yra, galbūt paanalizuosime šitą atvejį. Taip. O šiam kartui tiek. Sėkmės.